Kalbant apie estetinį plombavimą, ar ne, ir kalbant apie estetinį protezavimą, nes laminatas yra estetinis protezavimas. Esu tikrai už estetinį plombavimą, kai tai yra mažos apimties kampukai, kraštukai, nedideli danties defektai, ar ne, kurios galim tikrai be proto gražiai statyti kompozitų plombą. Ir tai yra pakankamai ilgamžė restauracija taip pat. Tik plomba jinai turi savybę keistis, ar ne? Jinai impregnuoja dažus, jinai impregnuoja spalvas, jinai praranda blizgesį. Dėl to, kas keli metai ją paprastai rekomenduojama keisti, net ir padarius visiškai kokybiškai. Taip pat prie jos reikia dirbti ir grįžti prie poliravimo maždaug į metus kartą, kad atrodytų taip, kaip buvo, kaip įdėta. Jeigu kalbam apie protezavimą ir laminatės, tai laminatė yra ilgamžiškesnis restauravimo būdas. Laminatė nesikeičia, nekeičia nei savo spalvos, nei poliruotumo. Šiai dienai laminatės yra tikrai labai tvirtos, jos gaminamos iš presuotos keramikos, todėl nesvarbu, kad jeigu jinai yra be proto plona ir paėmus į ranką, mes galim tikrai ją labai lengvai sulaužyti su pirštais. Tiesiog jinai paims ir sutruks, susicementavo su dantimi, jinai tampa vienalyčiu su dantimi ir jinai gauna tvirtumą. Už tai jos tvirtos ir tikrai komplikacijų skilimų yra labai mažai.